Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis laida Atostogos kaime ir jos vedančioji Lietuvos kaimo turizmo asociacijos koordinatorė Diana Dubatauskienė. Gyvenate mieste ir svajojate apie miegą prie atviro lango, pro kurį veržiasi žydinčio sodo ar džiūstančio šieno kvapas? Ilgitės pusryčių po obelim su šviežia kaimiška duona, medumi ar sūriu? O gal apskritai neteko patirti, kas yra tas daugelio išsvajoto gyvenimo gamtoje žavesys? Nenusiminkite. Lietuvoje teikiamos puikios kaimo turizmo paslaugos ir smagu pripažinti, kad šiuo metu Lietuvoje poilsis kaimo turizmo sodybose vis labiau populiarėjantis. Vis daugiau poilsiautojų planuojančių savo atostogas atsisako poilsinių kelionių į kitas šalis ir renkasi kaimo turizmą Lietuvoje. Ir ne veltui, juk svarbiausia pažinti savo kraštą, jo kaimą su nuostabia gamta ir jos teikiamomis dovanomis. Lietuvaičiai ir užsienio svečiai vis labiau vertina tai, ką turime. Nuostabią gamtą, užsienio šalims nenusileidžiančias pramogas, kokybišką apgyvendinimą ir aptarnavimą. Savo laidų Atostogos kaime ciklą pradėsime pokalbį su Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentu Linu Žabaliūnu. Labą dieną! Labadiena. Gerbiamas prezidente, kodėl lietuvaičiams siūlote atostogauti Lietuvos kaime? Atostogos kaime asocijuojasi su poilsiu Lietuvoje. Atostogaujant čia, niekur nevykstant, nes iš tikrųjų kaimo turizmas turi unikalias galimybės pasiūlyti išsaugotas tradicijas, iš kartos į kartą perduotamą senolių patirtį, gamtos grožį, aplinką, ramybę. Mes turime unikalią galimybę pasiūlyti savo svečiams, atvykstantiems pas mus ilsėtis, pasimėgauti būtent sukuriamomis paslaugomis, gerų maistu, nes kaimo turizmo sodybos yra kultūros židiniai kaime, kur tradicijos puoselėjimos iš senų laikų yra sukoncentruojamos, kartu apjungiant tiek tradicijas, tiek maistą, tiek natūralią aplinką, gamtą, apjungiama su senų laikų energetika, pasisemiama iš gamtos, iš upės, iš vėjo, iš medžių, iš senolių patirties. Kaimo turizmo sodyboje labai svarbu pačio šeimininko asmeninis indėlis, jo požiūris tiek į paslaugą, tiek į klientą, tiek į patį verslą, tradicijų puoselėjimą, pačios paslaugos kultūrą. Atostogauti Lietuvos kaime palaipsniui darosi kaip ir prestižo reikalas. Mes per savo skubėjimą, per savo gyvenimo ritmą mes kartais nepastebim, kad turim tokių unikalių vietų, tokių gražių kampelių, kad pailsėti galima labai arti mūsų, toli nevažiuojant, per daug nekeliaujant ir patiriant komfortą. Ar yra duomenų, kiek šiuo metu Lietuvoje yra kaimo turizmo sodybų? Šiuo metu Lietuvoje yra paslaugas teikiančių virš 600 kaimo turizmo paslaugų teikėjų. Ir 400 iš jų yra mūsų asociacijos nariais. Kartu dirbdami mes puoselėjam, vystom kaimo turizmo idėjas, paslaugas, siekdami pasiūlyti kuo kokybiškesnes, į vartotoją orientuotas ir lengvai prieinamas paslaugas. Lietuva, kitų šalių kontekste, seniai vysto kaimo turizmą? Lietuvos kaimo turizmo istorija prasidėjo 97 metais. Šiemet yra kaip tik 15 metų ir būtent šią savaitę mes pradėjome 15 kaimo turizmo sezoną, atidarėme jį kaip tik birželio 7 dieną. Europoje kaimo turizmas prasidėjo anksčiausiai Prancūzijoje, kur jau ta šalis būtent švenčia 55 metus kaimo turizmo vystymų. Yra ir jaunesnių šalių, kurie mokosi tiek iš mūsų. O kokia buvo pradžia? Istorija mini, kad kaimo turizmas prasidėjo vis dėlto 20 amžiaus viduryje, kai paslauga teikiama ūkyje, kai žmonės paprasčiausiai keliaujantis galėdavo apsistoti ūkininko sodyboje, pavalgyti, pernakvoti ir tęsti kelionę. Iš tikrųjų, antras toks stipresnis raidos etapas atsirado, taip sakant, agroturizmas, kai žmonės atvykdavo į kaimo sodybą susipažinti su ūkio veikla, pažiūrėti, kaip auginamos tos pačios daržovės, kaip auginami gyvuliukai, kaip auga paršeliai, kaip ganosi karvės ir panašiai. Ir sekantis turbūt toksai fenomenalus etapas, kad kaimo turizmas apie 2000 metus iki to laiko būdavo kiekvienos šalies vidinės produktas, vartojamas tik šalies viduje, neperžengdamas valstybės ribų.
2000 metais mes diskutuojame ir kalbame, kad atsirado lūžio taškas, kai kaimo turizmas tampa tarptautinio turizmo produktu. Kada vienos šalies žmonės pradėjo pažinti kraštą keliaudamas kitos šalies kaimiškoje vietovėje, nes būtent ten tu randi istoriją, tu randi asmeninį, betarpinį bendravimą su to šalies žmogum, su jo gyvenimu, su jo gyvenimo būdu, kasdienybė, galbūt bėdom, vargais, džiaugsmais. Tu atvykdamas į kaimo turizmo sodybą, tu visų pirma tampi jo svečiu, jo šeimos dalim. Tu atsisėdi vakare prie bendro stalo pavalgyti vakarienės, pakalbėti apie šios dienos nuveiktus darbus, pasiklausyti to krašto ar kaimelio istorijos ir išvažiuoji pasisėmęs tikrai didelės energijos ir žinių, ko ne visą laiką rasi rinkdamasis kitas poilsio formas. Tai būtent apie tą mes kalbam, kad Lietuvoje mes irgi turim palaipsniui eiti link to, kad kaimo turizmo sodybos taps tais kultūros židiniais, kur tu atvyksti, įsilieji į darną ir prisidedi prie jo puoselėjimo. Gerbiamas Linai, turbūt daugelis klausytojų žino, kad Lietuvoje kaimo turizmo sodybos yra skirstomos į kategorijas pagal suteikiamų gandriukų skaičių. Gal galėtumėte mums plačiau papasakoti apie tai? Taip, tiesa, sodybų yra įvairių. Ir stengdamiesi jas suklasifikuoti, mes, kaip ir jūs jau minėjot, naudojame gandriukus. Tai yra Lietuvos kaimo turizmo asociacijos kokybinis ženklas, kuris realiai prieš 15 metų prasidėjo kaip žaidybinis elementas, kaip ilgametės mūsų buvusios vadovės Reginos Sirusienės inicijuota, kaip jinai pati minėjo, žaismingas elementas, kuris peraugo į kokybinį standartą. Ir šiai dienai mes visas sodybas vertiname nuo 1 iki 5 gandriukų, atitinkamai pagal jų teikiamas paslaugas, pagal jų komforto lygį. Ir tikrai galima pasirinkti nuo labai paprasto, labai galbūt pasakysiu archaiško ir labai natūralaus apgyvendinimo vieno gandro sodyboje, iki išskirtinės paslaugas teikiančias tiek apgyvendinime, tiek papildomas paslaugas sodybų kompleksų, kurių paslaugos yra vertinamos 5 gandrais. Mūsų klausytojams bus įdomu sužinoti, kas šiandien atostogauja kaimo turizmo sodybose. Kaimo turizmas vis dar yra didžiąja dalim vietinės rinkos paslauga. Beveik 90% poilsiautojų besirenkančių mūsų teikiamas paslaugas yra lietuviai. Bet palaipsniui kaimo turizmas peržengia šalies ribas ir kasmet pastebim atvykstančiųjų ir besidominčių poilsiautojų iš užsienio. Tai yra visų pirma kaimininės šalis – Latvija, Lenkija, rytų kraštai – tai Rusija ir Baltarusija. Pavyzdžiui, poilsiautojai iš Vokietijos dažniausiai renkasi poilsį mūsų mažosios Lietuvos regione, kuris istoriškai yra artimas jų kraštui, jų istorijai. Ir būtent atvažiuodami į Rusnės salą, į Mingės kaimą, jie turi unikalias galimybės patirti išsaugotas kultūrinės ir istorinės vertybės, pasimėgauti vietinių žvejų Kuršių mariose pagautą žuvimi, išrūkytą, paragauti ryte išvirto žuvienės. Poilsiautojų, ar jie būtų iš Lietuvos ar iš užsienio, poreikiai yra skirtingi. Vieni ieškodami alternatyvos paplūdimiui renkasi privatumą ir į kaimo turizmo sodybą vyksta ramiai pailsėti pušų apsuptyje ar prie gaiva kvepiančio ežero. Kitus domina iškilmė, šventė, šokiai ir dainos. Dar kitus vilioja skanus lietuviški bulviniai blynai ar rūkyti šonkauliukai su troškintais kopūstais. Kažkam arčiau širdies pažintiniai pasivaikščiojimai, vandens sportas, kelionės dviračiais, jodinėjimas, medžioklė ar žvejyba. Nereta domina tradiciniai menai ir amatai. Arba galimybė bent keletą dienų praleisti gyvenant kaimiškai šeimininkų ūkiuose. Sakykite, Linai, ar skirstomos sodybos pagal teikiamas paslaugas? Kaimo turizmas yra labai platu ir būtų labai sudėtinga visas kaimo turizmo sodybose teikiamas paslaugas sudėti į vieną žodį kaimo turizmas arba į vieną specializaciją, į vieną sodybą. Todėl jau beveik metai laiko mes asociacijoje esam išskyrę 10 poilsio krypčių, 10 specializacijų, kad tiek pačiam paslaugų teikėjui, tiek pačiam sodybos šeimininkui jis galėtų pasiūlyti tai, ką jis gali padaryti geriausiai, ar kur teikiama didžiausia pridėtinė vertė, ir taip pat vartotojas, kad galėtų atsirinkti arba rasti būtent labiausiai jo lūkesčius arba jo poilsio
formą atitinkančią kaimo turizmo sodybą. Todėl siūlome poilsiautojams sodybas, kuriuose yra aktyvaus laisvalaikio užsiėmimai, siūlom kulinarinio paveldo sodybas, turime sodybas poilsiui šeimoms su vaikais, gana populiarios yra kaimiško sveikatinimo sodybos, kur puoselėjamos pirties tradicijos, žolelės, arbatos, kaimiški senoviniai sveikatinimo ritualai. Turime draugiškas gamtai sodybai, kur darnoj su gamta mes stengiamės palikti ateities kartom tą, ką mes dabar turim išsaugę. Pažintinio poilsio sodybos turi unikalių ekskursijų, siūlančių susipažinti su kaimo vietove, su kaimo istorija. Agroturizmo sodybos. Turime nemenką skaičių sodybų, kurios augina bites ir galima pasimėgauti ne tik tradiciniu senoviniu medumi, bet ką tik šviežiai išsuktų medum su puodeliu pieno. Turime ramaus poilsio sodybų, kurių yra nemažas skaičius tiek Lietuvos saugomose teritorijose, nacionaliniuose parkuose, ežerų krašte, Dzūkijoje. Turime sodybas pritaikytas verslo renginiams, kur verslo žmonės, įmonės, organizacijos gali rinktis būtent savo verslo susirinkimam kitokią aplinką. Ir visą tai mes siūlome būtent Lietuvoje, kaimo turizmo sodybose ir kviečiame atostogauti kaime. Visą informaciją apie poilsį kaime jūs labai lengvai galite rasti portale www.atostogoskaime.lt, nes atostogos kaime būtent prasideda čia. Apie visas išvardintas Lino veiklos kryptis išsamiau kalbėsime kitose laidose. Kviesime įvairių sodybų šeimininkus papasakoti apie jų teikiamas paslaugas bei išskirtinumą. Pakviesime klausytojus kartu apsilankyti įvairiose Lietuvos kaimo turizmo sodybose. Būsime kaime. Tad ir jūs, mėly klausytojai, galėsite užuosti šieno kvapą, išgirsti dūzgiančias bites, paklausyti miško ošimo. Atostogaukime savo krašte. Mylėkime Lietuvos upę, ežerą, beržą ir ąžuolą. Juk tai mūsų gimtinė. Mes turime tą nuostabią galimybę ilsėtis čia, kur gyvena mūsų protėviai. Gimėm ir augom mes. Ir tik nuo mūsų pačių priklauso, ar tas gamtos dovanas saugosime ir puoselėsime. Kad ir kiek bekeliautume po įvairius kraštus, bet lietuviškų mėlynių niekur kitur nerasit. Gerbiami klausytojai, su jumis buvo laida Atostogos kaime. Laidoje dalyvavo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos prezidentas Linas Žabaliūnas, o laidą vedžiau aš, asociacijos koordinatorė Diana Dubatauskienė. Ačiū Jums ir sudie.